atvykę į tyli pasaka kanalą, kuriame susitinka sapnai ir stebuklai. Švelniai skaitomos istorijos bei meditacinė muzika nukels tiek mažus, tiek didelius klausytojus į stebuklingą pasaulį, kuriame gyvena herojai, draugystė, stebuklai ir svajonės. Šiandien kartu keliausime į ramų nuotykį, kuris leis nurimti, atsipalaiduoti ir pasinerti į stebuklingą sapnų pasaulį. Prieš pradėdami klausyti pasakos, raskite patogią padėtį. Galite atsisėsti ar atsigulti. Užmerkite akis, lėtai įkvėpkite ir lėtai iškvėpkite. Pajuskite, kaip kūnas atsipalaiduoja nuo galvos iki kojų. Leiskite mintims nurimti. Ši akimirka tik jūsų, skirta poilsiui, ramybei ir pasakos magijai. O dabar pasinersime į lietuvių liaudies pasaką, kurią daugelis pažįsta nuo vaikystės. Tai istorija apie merginą vardu Eglę, kuri ištekėjo už stebuklingo žalčio karaliaus. Leiskime balsui jus nuvesti į šį pasakišką senovės miškų ir jūros pasaulį. Eglė, žalčių karalienė. Kitąsyk, senų senovėje, buvo senelis ir senutė. Turėjo juodu 12 sūnų ir 3 dukteris, kurių jauniausiai buvo vardu Eglė. Vieną vasaros vakarą visos 3 seserys išėjo maudytis. Prisipūškinusios ir išsipraususios išlipo ant kranto apsitaisyti. Jauniausiai žiūri, jos marškinių rankovėje įsirangė žaltys. Vyriausiai pagriebė mietą ir buvo bešokanti jo varyti. Tuo tarpu žaltys, atsigręžęs į jauniausiąją, prašneko žmogaus balsu. Duok, Eglute, žodį, jog tekėsi už manęs, taip pats gražumu išlysiu. Apsiverkė Eglė, kaip ji galinti už žalčio tekėti. Paskui sako rūsčiai, atiduok mano marškinius ir keliauk sau sveikas, iš kur atvykęs. O žaltys vis savo. Duok žodį, jog tekėsi už manęs, taip pats išlysiu. Ką darys Eglė? Ėmė ir prižadėjo tekėti už žalčio. Po 3 dienų tėvai žiūri, visas žalčių pūkas pašliaužiąs į jų kiemą. Visi nusigando, o žalčiai tik knipšta aplink namus, karstosi, vyniojasi, rangosi. Piršliai nuslinko tiesiog į vidų, pasikalbėti su seniais ir Egle. Iš pradžių tėvai purtėsi, nenorėjo tikti. Bet ką padarys su tokia žalčių knipava? Noromis, nenoromis, turėjo atiduoti jauniausią, mylimiausią dukrelę. Žalčiai, gavę marčią, tuo išlalėjo iš kiemo. Namiškė Eglė apverkė, apraudojo ir tiek. Tuo tarpu Eglė su visais palydovais traukė į pajūrį.
ten jis sutiko dailų jaunikaitį, jos belaukiantį. Šis pasisakė esąs tas pats Žaltys, kuris buvo įlindęs į jos marškinių rankovę. Tuojau persikėlė visi į netolimą salą, o iš ten nusileido į požemį, po jūrą, kur buvo puikiai išpuošti Žalčio rūmai. Čia jie iškėlė vestuves. 3 savaitės gėrė, šoko, ūžė. Žalčio rūmuose visko buvo pilna ir Eglė aprimo, pralinksmėjo, pagaliau visai užmiršo savo tėviškę. Praėjo 9 metai. Eglė jau sulaukė 3 sūnų – Ąžuolo, Uosio ir Beržo ir vienos dukrelės, Drebulės, kuri buvo visų jauniausia. Vieną sykį vyriausias sūnus besiausdamas paklausė Eglės: Mamyte, o kur gyvena tavo tėvai? Eime kada nors jų aplankyti. Tada jie atsiminė savo tėvus, brolius, seseris ir visą giminę ir parūpo jai, kaip jiems ten sekasi. Ar sveiki, ar gyvi, ar gal jau seniai kurie numirė. Ir baudžias eiti į tėviškę pasižiūrėti, skundžiasi vyrui, tiek metų nebuvusi savo tėviškėje, nemačiusi savųjų, baisiai jų išsiilgusi. Žaltys nenorėjo sutikti. Gerai, sako, atsilankyti leisiu, bet pirmą suverk šitą šilkų puodelį, ir parodė jai ratelį. Žaltienė įkibo į ratelį, tas purkšdamas sukosi kelias dienas. Verpė, o šilkų puodelis vis toks, koks buvęs. Mato, kad čia prigavimas, puodelis matyti užkerėtas, o tada ir verpusi nesuverpsi. Eina Eglė pas vieną senę, pažiniuonę burtininkę. Atėjusi dejuoja: Močiute širdelė, pamokyk, kaip tą šilkų puodelį suverpti. Senė išpasakojo, ką reikia padaryti. Įmesk, sako, į ugnį, kada kūrensis, kitaip niekados nebaigsi verpti. Eglė parėjusi užkūrė krosnį duonai kepti ir įmetė puodelį. Šilkai tuoj nupurškė ir Eglė pamatė, kaip gera kultuvė, pamatinė besiraidant ant ugnies. Tos pamatinės verpiant leista šilkai iš savęs. Baigusi tokiu būdu verpti, Eglė vėl prašo Žaltį, kad leistų nors kelias dienas paviešėti pas tėvus. Dabar vyras ištraukė iš pasuolės geležinės kurpes ir sako: Kai jas suavėsi, tada galėsi keliauti. Apsėda į tas kurpes, eina, mina, brūžina į plytas, į akmenis, kur tik prigriebusi, bet kurpės storos, kietos, visiškai nedyla. Minsi, neminsi, jų visam amžiui užteks. Eina vėl pas senę burtininką patarimo prašyti. Senutė pamokė: nunešk kurpes pas galvį ir paprašyk, kad pakrustintų žaizdrę. Eglė taip ir padarė. Kurpės gerai padegė ir per 3 dienas jas nuplėšė. Nuplėšusi vėl prašosi vyro, kad leistų tėvus aplankyti. Gerai, sako Žaltys, bet eidama turi pasikepti bent kiškio pyrago lauktuvėms. Kągi duosiu brolių ir giminių vaikams. O pats liepė paslėpti visus indus, kad Eglė negalėtų pasikepti ragaišių. Eglė galvoja, nesugalvoja, kaip čia atsinešti vandens be kibiro ir užmaišyti ragaišių be indo.
ir vėl kiūtina pasenę. Senutė sako, paimk raugo, kur lieka nuo duonos maišymo, ir ištepk juo rietį. Paskui pasisemk turėčių vandens ir užmaišyk jame ragaišį. Žaltienė taip ir padarė. Ištepė raugų rietį, parsinešė vandens, užmaišė ir iškepė ragaišį. Tada atsisveikino su vyru ir išėjo vaikais vidina į tėviškę. Pats palydėjo, iškėlė ant jūros kranto ir prisakė, kad viešėtų tėviškėje nedaugiau kaip 9 dienas. Ir paviešėjusi, to jau grįžtų su vaikais namo. Kai grįši, sako, tai eik viena su vaikais. Ir atėjus ant jūros krantą, taip šauk mane. Žilvinė, žilvinėlį, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Ir jeigu, sako jis, pamatysi jūroje atplaukiant pieno putą, tai žinok, jog aš dar gyvas. Jei kraujo puta, aš galą gavęs. O jūs, vaikai, šiukštu neprasitarkit, kaip mane šaukti reikia. Kai Eglė atėjo į tėviškę, ten radosi neapsakoma linksmybė. Visa giminė, visi gentis ir kaimynai susirinko jos pažiūrėti. Vienas per kitą klausinėjo, kaip ji ten gyvenusi su žalčiais. Ar gražu, ar linksma pas juos, ir negalėjo atsistebėti jos pasakojimais. Visi ją vaišino, meilės kalbas kalbėjo, ir ji nė nepajuto, kaip 9 dienos prašoko. Tuo tarpu jos broliai, seserys ir tėvai galvojo, kaip čia padarius, kad jai grįžti nebereikėtų. Ir sutarė, kad geriausia iškvosti iš vaikų, kaip jų motina grįždama šauk savo vyrą, o paskui, nuėjusi į pajūrį, jį pašaukti ir užmušti. Taip sutarę, pirmiausia išsivadino vyriausiai Eglės sūnų Ąžuolą įkyrę ir apstoję ėmė kamantinėti. Bet šis apsimetė nieko nežinąs. Plėkė jį rykštėmis, ką bedarė, bet iškvosti negalėjo. Paleistami namo, dėdės įgrasino, kad nieko nesakytų savo motinai. Antrą dieną įsivedė uosį, paskui beržą, bet rištų nieko neišgavo. Pagaliau išsiviliojo jauniausią Eglės dukrelę Trepulę. Toji iš pradžių taip pat sakėsi nežinanti, bet kai pamatė traukiant iš po skvernų rykštes, tuoj viską išplepėjo. Tada visi 12 brolių, paėmę dalgius, nutraukė į pajūrį. Atsistojo ant kranto ir šaukė, žilvinė, žilvinėlį, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Kai tik šaltys atplaukė, tuoj visi vyrai supuolė ir užkapojo. Paskui, sugrįžę namo, nieko neprasitarė Eglei, ką padarė. Praėjus 9 dienoms, Eglė atsisveikino su visa giminė, nuėjo į pajūrį ir šaukė Žilviną. Žilvinė, žilvinėlį, jei tu gyvas, pieno puta, jei negyvas, kraujo puta. Suvyksėjo, sujudo jūra iš pat dugno ir Eglė pamatė atplaukiant, atliuliuojant su bangomis kraujo puta ir išgirdo iš gelmių savo vyro balsą. Tavo 12 brolių mane dalgiais užkapojo, mano šūkį jiems ištavė Trepulė, mūsų mylimiausioji dukrelė. Susigraudino Eglė, apsiverkė ir, atsigręžusi į Trepulę, tarė, kad tu pavirstum į drebulėlę, kad tu drebėtum dieną naktelę, kad tau išpraustų lietus burnelę, kad iš
spyruotų vėjas galvelę. O sūnums taip pasakė: stokit, sūneliai, stipriais meteliais, aš jūsų mamelė, liksios eglelė. Kaip jį ištarė, taip ir įvyko. Ir dabar ąžuolas, uosis ir beržas yra visų stipriausiai mūsų medžiai. O drebulė ir šiandien mažiausio vėjo pučiama pradeda drebėti už tai, kad drebėjo prieš savo dėdes ir išdavė tikrą tėvą ir motiną. Šiandienos pasaka baigėsi. Leiskite sau dar akimirką pasilikti ramybės būsenoje. Pajuskite, kaip mintys nurimsta, kūnas atsipalaiduoja, o švelni ramybė lėtai jus nuveda į sapnų pasaulį. Ačiū, kad klausėtės Tylios pasakos. Iki kito karto, kai sugrįšime į stebuklingą pasakų pasaulį.